Labą, sveiki sugrįžę į mano kanalą. Šiandien yra tvarkymosi diena ir prie viso šito supratau, kad mano tuštučių diena dėžė jau pilna ir pats metas filmuoti. Atrodo, praeitą kartą sakiau filmuodama tuštučius, kad man jie labai greitai kažkaip susikaupė ir čia, nežinau, kelintas trečias jau gal tuštutis šiais metais. Gal normal ketvirtas, nu žodžiu, nežinau, kas skaičiuoja, nesvarbu, ne? Nes kas svarbiausia yra mano nuomonės apie produktus, kuriuos subaigiau. Kažkas man šiandien su kalbėjimu yra negerai. Tai va, jums reikės truputėlį padėti man, nepadėti, suprasti, nuspėti, ką aš noriu pasakyti ir ignoruoti mano problemas. Tai va, toliau važiuojam, nėra čia ko užsifiksuoti ant šitų visų dalykų. Ir dėžutė mano pilna, kaip matot. Ir iš eilės viską imam. Apie kai kurios produktus turiu stiprias nuomonės. Pavyzdžiui, kaip kad iš eilės viską imu. Baigėsi vieni iš mano korejietiškų kvepalų. Šit čia yra mano mėgstamiausia Sephora korejietiška. Tai jie savo brando turėjo tokius Chic or Nothing, Woody ir panašiai kvepalus, kuriuos pirkau iš tikrųjų neuoščius. Ir tai buvo didelė klaida. Nes nors kvapas nėra toksai blogas, bet jis visiškai nesilaiko. Ir jeigu būčiau aš jas uoščius, aš jau būčiau nepirkus. Visą laimę, kad jie pigus buvo. Kiek pigus, neatsimenu, bet gal koks pitakas. Žodžiu, čia dar biškai yra, bet aš jau, žinokit, neturiu kantrybės ir ten kažką juos šitaip sunaudoti, tai čia pas mus yra tokia vieta tualetė, tokia lentynėlė. Kai būna labai nenusisekę ir ten kažkokie kvepalai, tai mes į lentynėlę sudedam, tai va, keliauja į vonę. Toliau, irgi toksai, bliama, kiek čia negatyvų dabar daug video pradžioj, bet dabar galvoju, kada čia prieš 2 metus, kai buvau Korėjoje ir panašiai tenais būdama, tuo metu buvo štai šitas man jo, bet geltonas prausiklis, na jis toksai šitas riebus kaip aliejus, ar ne, bet geltonas buvo labai populiarus, aš jį pasiuošiau, Korėjoje ir man tas geltonas toksai, nežinau, kažką tais, aš nusprendžiau, kad šitas va tokiam žolelėm atrodo raminantis ir panašiai ir pasiėmiau mažiuką pamėginti ir ačiū Dievui, nes, kaip ir sakiau, su negatyvu pradedam šitą video, man jisai nepatiko. Ir aš va tik dabar, dar jau taip va, šią savaitę pasidėjus ant kriauklės kraštų ir panašiai, prisimindama, dar ir ne visai taip kiekvieną kartą, jie, sakykime, sunaudojau. Nerekomenduoju. Ne dėl to, kas atlieka tą savo darbą ir panašiai, bet nieko ypatingo. Žinot, kas man žymiai labiau patinka už šitą, ir žinau, kad Lietuvoje irgi yra. Tai mačiau Lietuvoje parduotuvės yra Superdragas kaip brandas ir aš naudoju Superdragą to tokį kaip balzamą, kur išsiskaptuoti su pirštu reikia rožinį. Labai geras, labai gerai viską ir nuvalo ir va tas dalykas, tai rekomenduoju. Šitas, tiesiog buvo mada. Sekantis dalykas yra tai, kad irgi prieš tai būdama Korėjai, viskas pas mane iš Korėjos, turėjote jūs suprasti, kad mano visi pirkiniai dažniausiai yra nuvariau Korėją, viską prisipirkau, naudojau ir kai baigėsi, tada vėl važiuoju ką nors pirktis. Tai va. O jeigu toks metas, kad reikia kažko dabar, iki sekančios kelionės, tai aš būna tik į Maxą reiduoju. Ir po praeitos kelionės, už praeitos, ne šių metų, aš pamėgau purškalus plaukų, nes korejietiški man tikrai padėjo tai, kad jie, nesveltų, būtų glotnesni, mažiau šiauštis ir panašiai. Aš supratau, kad pasipurškus tokių kaip balzamų plaukus, paprašiau ir aliejuką išsiteptenį ir panašiai, geriau pasiskirsto. Ir jo, būtent dėl šito nusipirkau šitą, bet jisai visiškas gaidys. Šitas va, pomegranate kažkas ir mačiuką, jisai tik į Maxą, jo vis dar įmanoma rasti. Bet, aš jį taip sunaudojau, nes pinigus sumokėjau.
bet galiu pasakyti, kad tikrai daugiau nežiūrėsiu ir kažką tais jau geriau užsisakysiu iš Stilvanos, Hairstylo ar kažką tais. Bet tikimasi daugiau priemonių iš tų plaukų nepirksiu, neeksperimentuosiu. Nes jo, šitą sunaudojau tiesiog kaip susišlapinti plaukus, kad lengviau būtų juos susialijuoti prieš galvos plovimą. Bet pats kaip priemonė, tai kaip vanduo, kai nieko, jokio poveikio, jokio talko. Tai va, nerekomenduoju. Tęsim toliau su nerekomenduojamais. Praeito video tik tais metu užsiminiau, kad praeitą video kėliau jo šito savo projektas pabaigiau. Ir čia rankose turiu šitą Catrice pudrą, kurią skystą serumą tinted, kurį aš kaip ir sunaudoju ir panašiai, ir kurį, sakiau, nerekomenduoju. Man prireikė kuris laikas perprasti iki produktą ir nuspręsti, ar jisai man patinka ar ne, vien tik dėl to, kad, na, jo kaip pasidažai, jisai atrodo gražiai ir normaliai, bet galiu pasakyti, šitas dalykas ir 2 valandų. Tai jeigu tu dažaisi su ta mintim, kad, nu, tą tik į parduotuvę ir grįžus 2 valandas ir jau nusiprausi, tai okei, bet jeigu tau reikia kažko, kas gražiau atrodytų ilgiau negu 2 valandas, tai nėra tai. Taip. Ką dar čia turim? Bandau žiūrėti, ar yra dar kokių nors minusų. Ir ne, žinokit, čia galbūt ir baigėsi mūsų minusai. Tai ko čia tęsim? Tęsim gal plaukais. Tai 2 L'Orealio produktai mano rankose. Vienas iš jų yra šitas L'Oreal Elvitalis, kuris man užtruko, žinokit, gal kokius, nemeluosiu, 4 metus pabaigti. Aš labai ilgai jį naudojau, nes vėlgi pas mane plaukai sąlyginai trumpi, aš jo nenaudojau kiekvieną kartą ir pas mane plaukų labai nedaug. Čia kaip ir yra sužymėta ant nugarėlės, ar ne, kiek naudoti to produkto per galvos plovimą, tai paėmus, tai čia indelis, nežinau, atrodo, turėtų būti 10 galvos plovimų ir panašiai, ne 4 metam, bet, na, mano plaukai tokie. Bet kokiu atveju, jisai, žinokit, visai nieko. Jeigu jūs turite tokius ilgus, besišiaučiančius plaukus ir jums reikia, kad, na, padėtų juos kažkaip sutramdyti, lengva priemonė, kuri neapsunkina. Nežinau, kiek aš pilnai galiu rekomenduoti ir panašiai, vien tik tai sakau dėl to, kad tie mano plaukai ploni ir jų 3. Tai aš greičiausiai neturėdama to plaukų kiekio ir ilgio negaliu duoti ten kažkokio balo iš 10, bet bendras įspūdis buvo tikrai labai geras. Dabar šitas dalykas. Aš šiuo metu esu traumuota nuo šito dalyko, nes jisai man baigėsi. Čia yra tuščia. Jisai man baigėsi gal prieš kokias porą savaičių ir aš jaučiu, kaip jisai greičiausiai išsiplovė iš mano plaukų, na, nenaudojant dabar reguliariai ir panašiai, ir mano plaukai, ir kaip man jo trūksta. Tai žinokit, taip pat laikausi, nes turiu vieną tokią nesąmonę, kurią bandau sunaudoti, iki nusipirksiu naują šitą, nežinau, kad jeigu to nepadarysiu, tai anos nesąmonės niekad nesunaudos. Ir sakau nesąmonė vien tik dėl to, kad dabar esu dideliai pagundai išmesti jį nepabaigus, nes aš nemanau, kad jisai man kažką tais gero ar naudos duoda, panašiai beveik kaip šitas. Tai jo, žinokit, negaliu rekomenduoti pakankamai. Čia, žinokit, yra 100 iš 10, ant kiek jisai man tiko ir patiko. Ir žinau, kad šitas Bond Repairas ir jisai sąlyginai toks kaip produktas lyginamas su K18, bet dėl šito produkto aš iš tingėjimo nustojau naudoti savo K18 ir aš nepajutau jokio pablogėjimo plaukam, nes, na, dabar man reikėtų nueiti kirpyklą, ne jau, bet, sakykime, būnant jau, kaip čia dabar, ant šito megztinio ir panašiai, būnant ant tokio ilgio jau plaukų, mano visi galiukai būdavo nutrupėję, išsišakoję ir panašiai, ir nieko tokio nėra. Taip, jie pas mane ant tokio ilgio jau būna labai akivaizdžiai išplonėję, na, plaukų tiesiog tiek nėra, kiek nuo čia iki čia. Bet
pats plaukas, ar ne, kuris yra čia, jisai labai gerai atrodo ir jis yra geros kokybės ir panašiai yra. Aš tik tais šitam galiu priskirti nuopelną viso to, dėl to, kad, nu, realiai be plaukų aliejiko, kuris nemanau, kad labai didelės įtakos turėjau, nes nemanau. Ir šito nieko kito nenaudojau. Tai jo, šitas super, kas nebandė, tikrai rekomenduoju išmėginti. Ir kaip aš jį naudoju, vėliai dėl to, kad pas mane 3 plaukai ir aš galiu savo tą leisti. Šito buteliuko man užteko gal metams laiko ir aš būdavo kiekvieną kartą išsiplovus galvą ant mano plaukų, nu, kurių, kaip ir sakau, kad čia šviesa matytųsi, nu, vat, tik tais tiek, ne? Aš 2 su trupučio galbūt paspaudimu įtrindavau į tą, įtepdavau į plaukų ilgį. Kartais netgi daugiau priklausomai nuo to, kaip pats plaukas jausdavosi, bet maždaug iki tokio lygio, kad tie mano plaukai tokie kaip stagarai stovi, ar ne? Ir eidavau miegoti ir per tą laiką, per naktį ir panašiai, ir ryte tas visas produktas man būdavo įsigerdavas ir tie plaukai tokie glotnus, lygus, nesišiaušia ir tai maždaug laikosi iki sekančio galvos plovimo. Nes vėlgi, mano plaukai yra tokie, kad jie yra labai sausi, tai aš esu vienas iš tų laimingų žmonių, kurie plaunasi galvą kas, nežinau, 4 kažkelintą dieną ir vien tik tais dėl to, kad plaukai nuo to išsausėjimo labai šiaušiasi, ar ne? Nes, pavyzdžiui, vakar galvą išsiploviau, tai matote mano tokie plaukai ir galva, na, priploti, bet, sakykime, 3-4 dienoje aš pasidarau toks, kaip liūtas karalius ir tie visi plaukai pasišiaušia ir jo būna, aš galvom plaunuosi taip, kad galvos odą išplauti, bet tuo pačiu, kad sudrėkinti plauką. Jo, labai ilgai mes čia apie tos plaukus šį kartą, bet super. Ir jo, kaip aš sakau, aš manau tą nesąmonę metulau, bet pirksiu šitą, nes nežinau, kaip bejau gyventi. Ir beje, dabar mačiau Superdrage, mūsų Superdrage, vyksta akcija, kad 3 už 2 kainą. Tai galvoju pasimti vieną šitą ir tą kitą glikolik, tokį tamsiai rudą buteliuką išmėginti, pažiūrėti, kas iš jo gero, nes irgi tokių visai neblogų atsiliepimų girdėjau, tai tikrai nežinau, kokį trečią imti. Ar tą rudą, kuris turėtų teoriškai greičiau susinaudoti, bet bijau, kad bus istorija kaip su šituo, ar imti dar vieną tokį. Tai nežinau, neapsisprendžiu, bet žinokit, sakyčiau, bėgu parduotuvę rytoj pirkti naują, nes aš jo labai pasigėdau. Neatsimenu, kada paskutinį kartą subaigiau produktą ir šitaip jo pasigėdau. Gerai, važiuojam toliau, gana čia apie tai. Tada, ką čia dar turime porą tokių smulkmenėlių, grožio, nesakykim, pakeičiam temą truputėlį. 2 mano patys mėgstamiausi nagų lakai, kurie sudžiuvo. Vienas iš jų yra iš OPI, toksai violetinis su geltonu blizgučiu. Aš jo, vat, gal, jeigu nežinau, kiek čia matosi, va tiek buvo likę, bet jau viskas. Ir štai šitas Max Factoriaus raudonas irgi buvo mano pats mėgstamiausias ir jo čia kaip ir pusę buteliuko, bet jau viskas. Jisai sukietėjęs ir panašiai ir jo ten galima, na, išimti ir dar, nu, toks labai tirštas, tai sunku gražiai pasidažyti ir taip žinau, kad yra ten tie visi skystinantieji, bet aš pastebėjau, kad tie skystintieji veikia tik tai čia ir dabar nusilakuoti, būtent tą kartą, kai tu atsisėdi ir kad su kiekvienu kartu, kai jį naudoji tam pačiam nagų lake, kokybė to nagų lako prastėja. Nežinau, ar kas nors kita yra tai pastebėję. Ir būtent dėl to aš tuos skystinančius nustojau naudoti, nes nu, numerė, tai numerė, reikia naują nusipirkti. Iš tiek. Tai, tada, kadangi dar kalbam apie grožį, matau, kad čia turiu sauso pudrą iš Catrice. Šita buvo iš užpernai metų kalendoriaus Catrice advento. Ir man labai patiko, aš esu naudojau vieną geresnių Catrice pudrų, kurios reguliariai parduotuvėje negalima pirkti, nes, nu, be abejo, kodėl reikėtų galėtų.
Tada dar vienas pabaigtukas iš projektas pabaigiau. Tai šią vasarą netikėtai pačiai savo subaigiau šitą kreminį skaistilą iš Judy Doll. Ir jo, visa tai yra tai, kad gegužį su merginom, kai variau, jos irgi į korėjietiško tipo makiažas ir panašiai. Ir jos mane išmokė normaliai, kaip dažyti su kreminiais skaistilais. Ir va, per vasarą aš dėl to sugebėjau vieną iš jų pabaigti. Ir tada prisipirkti dar krūvą, bet... Žinome, tai. Ir dar vienas irgi iš projektas pabaigiau, tai mano Uoga concealeris, kuris buvo spalvoje 1. Tai vėlgi... nežinau, kodėl aš jį uostau. Neblogas concealeris, jeigu jį tepti ant veido, man bent jau asmeniškai, kuomet aš tik pasitepusi kremu. Tai sakykime, mano veidas yra vis dar drėgnas nuo kremo ir jeigu tuo momentu būtent aš naudoju šitą produktą, tada viskas normaliai. Bet jeigu ne, jis man per sausina, atsiranda tokios kaip leiskanėlės, plėmai, sunku išsklaidytis, tai tada būna labai sunkus, kad kur tik prisilietė liko, plėmas ir tada sunku išsklaidyti. Tai antrą kartą nepirkčiau dėl tos priežasties, kad ant mano būtent dabar sausesnės odos buvo sunku su juo dirbti. Bet nieko, aš manau, kad kažkam jisai gali būti, tinkamais geras produktas, tiesiog tai nesu aš. Tada sunaudojau savo vazeliną, 2 vazelinus čia turiu. Vienas iš jų yra šitą Italijoje pirkau, labai greitai baigėsi, kas yra problema, nes jisai man labai patiko ir būtent dėl to, vis dar kvepia nedabi. Ir būtent dėl to, kad jisai man patiko ir visa kita, ir buvo nebrangus, aš dabar pradėjau eksperimentuoti ir pirktis visokius kitus, tokius pagaliukus. Nieko gero kol kas neradau, nes mano pats mėgstamiausias lūpų vazelinas tai yra būtent iš šitų visų vazelin firmos ir niekas man jų dar nenukonkuravo iš to, kaip patinka man jie kaip formulė ir panašiai. Aš kažkada mačiau juos, kad galima rasti tokių, bet nematau, nerandu niekur, nei Superdrage, nei Būce, nežinau. Tai va, toksai truputėlį liūdesys. Jeigu šitą firmą rašiau, irgi dar nusipirkčiau jų. Nes čia man pats geriausias vazelinas ir aš šitą irgi taip iki negaliu išgramdžiau. Ir jo, pats geriausias. Nes dabar va turėjau kitą iš po Barcelonos alergiją ir panašiai mano lūpos vis dar gyja. Ir nežinau, kiek mato, čia man tokia alerginė reakcija prasidėjo. Aš neatsimenu, kad aš paskutinį kartą buvau taip išberta ir tokią reakciją turėjau. Nes irgi gausi vienas paskui kitą, kad man buvo labai didelė lūpų alergija. Ir tada nuo tų lūpų, nuo viso kito, aš ten tepiau ir visokius, iš vaistinės medikamentus ir panašiai, ir aliejukus, tokius riebesnius tepiau ten nakties, nes, tempė tas lūpas nuo išsausėjimo ir panašiai. Ir aš manau, kad nuo tų visų riebių tepaliukų, kurie man būtini, nes, pavyzdžiui, dabar kalbu ir aš jaučiu lūpas, kad man jos yra, išsausėjusios tokios įsitempusios. Kad greičiausiai tas, riebus produktas vis tiek aplinkui kažkiek vaikščio ir man nuo jo išbėrė, tiesiog susidarė spuogai. Tai man. Viena problema nevaikšto, kaip žinome. Tai, ir tada mums liko veido ne veido, odos priežiūra. Taip, čia turiu tokį tuščią indelį, kas yra mano Medicube mada, bla, bla, bla. Nežinau, kaip ištarti to žodį, bet, žodžiu, baigėsi. Ir tai yra tie padeliai, be kurių aš negaliu gyventi. Man jų reikia kiekvieną dieną. Ir irgi dabar, kuomet sakau, tą odą alergizuoja ir panašiai, aš kiekvieną vakarą darausi savo LED lempą, nes to šviesos tikrai padeda ir ramina odą. Ir darau kompresus šitais padukais. Matyt, dėl to mane taip greitai sprogo iš tikrųjų, bet naudoju produktą pagal paskirtį ir kai reikia ir, žodžiu, viskas buvo normaliai. Tai, tada
Gytautas kartais prisiperka visokių tenais pabaiginti, bet jisai tada taip numeta, nelabai naudoja ir aš jam kartais padedu. Tai va, šį kartą aš jam padėjau sunaudoti štai šitą drėkinantį serumą iš Sukin. Tai, man atrodo, Holland & Barrett's prekiauja jų pagrinde, bet ir internete visur jų galima rasti. Tai man šitą firmą patinka, jinai tokia kaip prie tų organinių, natūralesnių ir panašiai. Tai jo, man visai nieko patiko. Ar eičiau ten kažkur specialiai ieškoti ir pirkti šitą produktą? Ne, bet sunaudojau. Nepikau ant jų. Tada kitas serumas, kurį baigiau, tai yra mano Matrix 10 ir HA, štai vėlgi drėkinantis serumas ir man atrodo, aš tik vieną kažką turiu likusi, The Ordinary, ir tai bus viskas. The Ordinary pabaiga mano stalčiuose, nes taip tai buvo tikrai metas, kuomet daug turėjau ir naudojau ir man tie produktai patiko. Ir nesakau, kad ten su jais dabar yra kažkas tais negerai, bet mano fokusas dabar yra tikrai pilnai pasikeitęs viskas link Korėjos ir Korėjos kosmetikos, veido priežiūros priemonių. Aš manau, kad ten yra produktai, žodžiu taip, aš manau taip, kad Korėjai, ar ten Olivier, ar vaistinėse, ar panašiai, gali nusipirkti kasdienių paprastų veido priemonių, kurios turi pakankamai aktyvių ingredientų, kad čia vakaruose Europoje būtų klasifikuojami kaip ten dermatologijos ar ten kažkokio lygio produktai. O ten tai yra tiesiog kasdieninis kažkoks kremas ar panašiai. Tai čia mes esame labai atsilikę ir ne tai, kad atsilikę, jog neįmanoma rasti, kiek sklaida tokio lygio produkto ir prieinamumas ir kaina. Va, čia yra tai, ką mums reikia taisyti. Taip, tada dar ką pabaigiau. Tai pabaigiau štai Korėjai tada būdama, pirkau didelį ir miniuką, tai pabaigiau štai šitą mažesnį miniuką, kaip jie vadina kūno kremą. Ir man atrodo, čia gal 100 ml, jo, 100 ml to kremo ir jisai yra kūno kremas, rankų kremas, netgi galima naudoti veido kremų, jeigu nori ir panašiai. Ir čia jis yra keramidų locionas, beklapis, be nieko, ir jisai yra skirtas sausai odai drėkinti. Ir jo, tai yra tiesiog labai geras drėkinantis kremas, kur jeigu, sakykime, jauti vėlgi odą kažkur tempia, galbūt nuo įdegio saulėje, ar ne, ar būt tiesiog dabar nuo šildymo sezono, ar ne, tai tikrai jo pasitepusi jaučiasi, kaip oda atsigauna ir įgyja tos drėgmės ir elastingumo, tai super dėl to, bet jis nekvepiantis. Ir aš prieš tai su kelis video minėjus, kad man kas liečia kūno kremus, tai man svarbu, kad jie būtų, atliktų paskirtį, bet man labai svarbu, kad jie kvepėtų, nes šituos kremus, taip jie yra labai geri ir aš tikrai, kam reikia, tikro gerai veikiančio kūno kremo, rekomenduoju. Bet man sunku prisiversti naudoti, nes jie nekvepia ir aš išsimaudžiusi, noriu kvepėti įdomu į lovą, tai va. Taip. Paskutiniai 2/3 produktai, vien tik tais dėl to, kad čia yra 2 vieno ir to pačio. Ir visi šitie 3 produktai yra Menticubo, tas PDRN serum linija, ne serumas. Čia yra serumas, bet žodžiu, visa ta linija. Ir, kad kaip čia geriau parodyti, tai dabar birželį, gegužį, kai grįžau, aš parsivežiau 4 kremus ir 2 serumus. Žinokit, praktiškai nieko jau nebėra. Nes kremo paskutinis indelis yra vonioje ir jo gal tiek likę, o serumą gal vienam panaudojimui. Labai patiko. Pirkčiau dar taip 100%. Nes jausmas toksai, jisai yra įdomus, labai pagal konsistenciją ir panašiai pasakyčiau, kad jaučiasi kaip, sakykime, bet koks kitas kolageno kremas ar serumas, bet šitas žymiai drėkinantis labiau, jisai toks, nežinau, aš
labai sužavėta ir tikrai dar pirkčiau, kol, nežinau, praeis manija ar panašiai. Ir galiu pasakyti, jeigu atsimenat, aš vasarą gimtadienio progą gavau tą Medicube aparatą ir čia turiu tą Medicube, tuos skiriamus veido priežiūros ir panašiai. Žinokit, aš prisiekiu, kad jie padėjo ir turi poveikį ir turi veiksmingumą. Nežinau, žodžiu. Bet ką noriu pasakyti, kad aš jau gal apie metus ar panašiai pastebėjau, kad man čia nuo akies pradėjo tos raukšlelės tokias darytis, tiek vienoje, tiek kitoje. Ir taip jos nėra ryškios, jos tik tais pradeda, ar ne, bet jau jos, sakykime, man žiūrint į veidrodį buvo plika akimi matomos ir man ir jos būdavo, sakykime, pakankamai gilios, kad dienos pabaigoj, ten kokią pudrą ar panašiai jau ten toj raukšleliai mini kažkiek būdavo susikaupusi. Ir aš, man tai jau yra kažkas, kad kai ten rimčiau formuojasi. Ir žinokit, nuo vasaros su tuo aparatu, nes vėlgi 100%, kiekvieną dieną aš jo nenaudoju, bet naudoju kas kelintą, taip kas antrą, trečią dieną, tai tikrai. Ir šitie yra vieninteliai veido priežiūros preparatai, kuriuos naudojau. Aš nebematau čia šitų savo raukšlelių. Ta prasme, kažkokios, kaip čia pasakius, kažkokia tokia vizuali mini žymė vis dar yra, nes, taip kaip norėtųsi laiko atsuksi, ar ne, vis tiek laikas, amžius ir visą kitą daro savo, bet jos, aš žinau, kur žiūrėti, bet ten jų niekas nebesikupia. Dabar dienos pabaigoj, man čia jokio produkto nėra nei ties viena akimi. Tai man super duper atsipirkęs reikalas ir jo tikrai rekomenduoju išmėginti. Brandesniai odai, nors brandesniai odai, čia tas peptidai, kam jis yra skirtas, jeigu grinai taip pažiūrėjęs, man atrodo, jis yra anti-aging, anti-raukšlinis ir panašiai, visi tie peptidai, ne? Tai va, žodžiu, toksai video, kur beveik didžiąją dalį jo nešvepliavau ir nenusišnekėjau, tik truputį, tai nieko tokio, apsimėsim, kad normaliai viskas. Ir jo, štai tokie yra mano tuštučiai nuo paskutinio karto laiko. Tikiuosi, kad buvo įdomu, sužinojote kažką naujo ir įdomaus iš tų mano įspūdžių, iš tų produktų, galbūt netgi sugundžiu kažką nusipirkti ir išmėginti, pasakykit ką. Ir jo, manau tiek, pasimatysime kitą kartą, kito video metu.